Arnai, papasakok, kokios pagrindinės priežastys, kodėl žmonės renkasi elektrinius vežimėlius, o ne mechaninius ir kokie elektrinių vežimėlių pagrindiniai yra privalumai. Taip, tai gal pirmas dalykas, dėl ko renkasi elektrinį vežimėlį, tai yra savarankiškumas. Žmogus nori būti gal kuo mažiau priklausomas nuo kitų, nuo aplinkinių, nori būti savarankiškas ir tai jam padeda tiesiog pasiekti tuos kasdieninius tikslus, kad reiškia galėtų būti savarankiškesnis, nepriklausomas nuo aplinkinių žmonių. Tai aišku, paprastesnis valdymas reiškia, kad būtų galimybė nuvažiuoti didesnį atstumą, kad būtų mobilesnis. Aha, tas mobilumo faktorius labai svarbus, ar ne? Yra? Taip, kad galėtų lauke, sakykime, per kliūtis kažkokias tai lengviau pravažiuoti. Ar visi vežimėliai tinkami elektriniai, kuriuos jūs siūlote, ar visi tinkami lauke ir namuose naudoti, ar yra kažkokios išskiriamos grupės? Dauguma vežimėlių tinkami lauke, bet yra 3 tokios pagrindinės vežimėlių grupės, kurios skirstomos į 3 klases. Tai yra A klasės vežimėliai, kurie yra skirti pagrindė tik tai viduj. Na, iš esmės galima ir lauke naudoti, bet skirti vidaus patalpose. B klasės vežimėliai yra ir vidaus, ir lauko patalpoms skirti, ir C kategorija, tai pagrindė tik tai lauke. Ar tie, kurie yra skirti namuose, jie yra kompaktiškesni, vadinasi, jie kažkokio siauresni? Taip, tai dažniausiai skiriasi ratukų dydis, tas visas mobilumas, kaip jisai, sakykime, juda namuose tarp baldų ar tarp staktų durų. Ir funkcijos, aišku, yra galimybė su liftais naudoti vežimėlius, bet čia daugiau jau B klasės vežimėliai, kad pasikelt kažkur tai, pasiekti kažkokį tai daiktą. Bet jo, jeigu kalbant apie A klasę, tai yra pats vežimėlis, ar negali pakilti, ar ne, pasiekti? Jeigu kalbant apie A klasės, tai gali būti ir suglaudžiamas vežimėlis, lengvesnė galimybė transportuoti, silpnesni varikliai būna dažniausiai vidaus vežimėlių ir jų nuvažiuojamas atstumas būna šiek tiek mažesnis, ratai mažesni, pats vežimėlis reiškia kompaktiškesnis, lengvesnis. O elektriniai vežimėliai, ar ne, kaip jie įkraunami, baterija, čia kaip principas tas veikimo ir kiek tada žmogus, nekalbant dabar apie konkretų modelį, bet taip apimant kažkokias ar grupės, kiek jisai gali vidutiniškai kažkur nuvažiuoti, turint vežimėlį, kiek žmogus gali tikėtis, keliaujant mieste, kiek jisai gali tų kilometrų suvažinėti? Jo, tai labai priklauso, aišku, nuo individualaus vežimėlio, bet galimybė, sakykime, taip jau nuo 25 km, jeigu imant jau A klasės vežimėlį, kaip neįgalį vežimėlį, iki 70 gali nuvažiuoti su C klasės vežimėliu, sakykime. Na, vidurkis gal apie 30-40 km. Va, tai dėl įkrovimo, tai aišku, kiekvienas elektrinis vežimėlis turi akumuliatorius, tam tikro dydžio akumuliatorius, tam tikros talpos akumuliatorius, nuo tos talpos priklauso ir vežimėlio nuvažiuojamas atstumas, reiškia ir tos funkcijos visos, kiek jisai naudojasi jom, ar kokios yra įdiegtos tos funkcijos. Kiekvienas vežimėlis yra pakraunamas realiai nuo tiesiog tinklo, elektros tinklo, 220. Tiesiog elementari namų rozetė. Taip.
Tai vat, dėl įkrovimo laiko, sakykime, tai vėlgi priklauso nuo baterijų, nuo vežimėlio. Vieni gali įsikrauti per kelias valandas, kitiems reikia palikti per naktį, ar tai 12-16 valandų, kad jisai pilnai įsikrautų ir nuvažiuotų tą atstumą, kurį nori žmogus. Toksai mitas sklando ir mūsų klientai dažnai sako, kai susiduria su kaip fraze elektrinis vežimėlis, iškart toksai atrodo kaip mitas, brangu, ar ne, tokia sklando nuomonė. Elektrinis vežimėlis, taip, jisai yra brangesnis negu mechaninis, ar ne, tai, bet elektriniai vežimėliai yra kompensuojami, kaip ir daugelis neįgaliųjų įrangos priemonių. Tai gal gali šiek tiek pasakyti apie tą kompensaciją, kokio gali tikėti žmogus? Taip, tai šiai dienai kompensacija elektriniam vežimėliui yra 7150. 10% žmogus vis tiek mokasi savų pinigų. Tai reiškia, bet tik 10%. 10%, jo. Arba jeigu viršė tą sumą vežimėlis, tai dažniausiai gaunasi taip, kad žmogus susimoka tą viršitą dalį. Pagal komplektaciją čia, ar ne? Taip, pagal vežimėlio komplektaciją, pačio modelį vežimėlio, tai pagrindiniai tokie aspektai, sakykime, kas liečia, reiškia, funkcijas sudėliotas, tas, kurių reikia žmogui, pagal žmogų. Vaikiški vežimėliai irgi yra, iki 18 metų vaikams elektriniai yra irgi kompensuojami, tai beveik 10 000 eurų kompensuoja šiai dienai, tai irgi priklauso nuo komplektacijos. O dabar yra, tarkim, asmeniui poreikis įsigyti elektrinį vežimėlį, būtent elektrinį, ar ne, dėl to minėto mobilumo poreikio, kad ar, pavyzdžiui, ir vaikams būtų tas mobilumas, socializacija ir panašiai. Ar gali atvykę pas jus ir iš karto įsigyti, pavyzdžiui, jeigu ne kompensacija yra, nesitvarko tos kompensacijos visos galimybės, kuri galbūt kažkiek ten užtrunka, ar reikia iš anksto kažkaip užsakyti tą vežimėlį ir jis gaminamas pagal individualius poreikius? Kokios dažniausiai yra situacijos? Ir jeigu gaminamas individualiai, tai kiek tai užtrunka, kiek žmogus gali tikėtis? Taip, tai iš tikrųjų mes kiekvieną vežimėlį, elektrinį ar ne elektrinį, mes realiai viską komplektuojam pagal žmogų.